Vėl tokia veikia. Tai labuka. Antradienio rytas. Pačio ryto buvau pamiršęs kamerą pasimti į traktorių. Tai dabar tik atsinešė. O, kur čia? O, šitai. Tai nusipurškiau likus į lauką vieną avižų. Ne avižų, žirniai, kur sėsis. Nepilnai 3 hektarai, tai dabar iš viso žirnių turėsim 30. Bent jau planas toks. Dar vieną atsiminiau lauką. O, tu ropūžė, tai reikia važiuoti dar kartą. Tai gerai, kad pasitariau su jumis. Būtų taip ir likęs. Jis biškį kitam kaimo gale ir užmiršau dėl to vajazau, kai sako. Čia girdėjau iš draugų atsiliepimų, kad sakė, tu kiekvienam video tą vajazau, gali sakyti. Pabandysim. Tai va, gerai, kad pašnekėjau dar čia su jumis. Reikia lėkti, nupurkš dar vieną lauką. Kaip aš jį rupūžę užmiršau. Žodžiu, gerai, varom purkšt, susitiksim vėliau. Šiandienos planas važiuoti sėti avižas. Įsitraukti sėlką iš garažo. Tradiciškai pastatyta einanti. O kas gausis iš jos, vėl nežinau. Tai va, gerai. Susukinsim čia varštukus vėliau. Varom dar tą laukelį vieną nupurkšt. Jo, fana, gerai, kad dabar atsiminiau, ne kai nuvažiavau sėti, ne? Po savaitės. Atbūt baika. Cirkai, ne kitaip. Nu va, tvarėm tą laukelį nupuršt. Masyvas, baisulinis. 3 hektarai. Nu, tik tai tas pliusas siauras ir ilgas. Tai žiauriai faina dirbti, atvažiuoji savo pū praštuvų ratuką apsukai. Ir viskas. Nu va, laukai nupurkšti, lėkiam sėlkus. Važiuojam kartu? Važiuojam. Va, gražiai po stūgeliu sėlka padėta. Va, kiek čia tų šlangų jungiasi, vajas krūva. Nu, da, senoviškas variantas, senas modelis. Čia be įsobus, o be nieko jinai naujuose spirituose, ar ne kokios, tik 3 poros, man atrodo. 2 poros gal. Žodžiu, mažai. Tai va, žodžiu, greit aplėkiam. Nieko, čia jai bėdų daug kažko nėra šitai sėlkai. Tradiciškai pastatyta einant. Tik žinot, ką dabar galvoju. Kaip vėl neprisižaist su gylį sėjos. Sileik nusistaty gylį normaliai. Myščiau ją iš čia į kamerą. Va, vienas lenda jau į sėlką. Tu nelys, kviečių, tai yra avižų įpilsim. Nelys tu tepoje. Iš kito šono gal, ne? Žodžiu, greitas pasitikinimas. Pilamės sėklą, pilamės biškį trašų. Labai biškį, biskutį, vos čiučiut. Paduotumą, paskui tą orą. Manęs kažko prašau paduot, einu paduosiu. Gerai, einam dirbti. Nu va. Sėjamoji su traktorium sukabinta, paruošta, sėklų trašų užpilta, sukalibruota viskas. Judėsim į laukus. O, išpylėm tiesiai iš priekabos, iš to bunkerio. Tai, kadangi labai jau čia tos kuro kainos šiom dienom kandžiuojasi, fūra namie pastatyta, tai brolis grįžęs į ūkį padeda. Ten stovi salotėlį. Tai kol aš važiuoju, jisai dar nėra ką voluot, tai jisai va, sėda į Amerikoną ir važiuoja į rapsą likusį azotą atiduot. Nes drėgmės matyt patys, liūdnai, skūpai, sausai. Tai pilam paskutinį azotą, tiek salietrą, tiek sulfatą. Jau čia jau, viską. Ir po to sekantis tręšimas jau bus tik kviečiuosi. Į tą laiką tikiuosi pasėsiu čia nemažą dalį avižų, kad ir šūdlaukius visokius sėsiu. Į rundą, kaip kažkas ten minėjo. Tai jo, judam į laukus ir žiūrėsim, kaip seksis kalibruoti. Tiksliau nustatinėti sėjos gylį. Jau gal nepasėsim, kai kviečių po tuos, kiek ten, 6 cemus, ne? Ne, pridėjau klipsų dabar. Jau turi būti viskas gerai. O jau pridėta, tai žinokit, ojojoj kiek, va.
Visus beveik, ką turėjau, sudėjau. Ne, o šiaip tai, kadangi į smėlį įsėjom į lengvą dirvą, tai tenai be jokio dirbimo tie diskai pasėtų be problemų. Tai pasimažinom ir šiek tiek prispaudimą diskų, pasimažinom gylį, viskas. Šaukam į salotinį traktorių, varom dirbti. Yra kas sako, ką jūs čia sėjat, dirba tą žemę šlapę. Jūs pažiūrėkit, kiek dulkių už traktoriaus. Važiuoju keliu. Kas čia greitis? 20 km. Ta prasme, debesys dulkių, kosmosas. Ant tų pieskų mūsų irgi tragedija, o ne drėgmė ten, karočią. Nu, žodžiu, įdomus sezonas laukia, kaip ir visada. Nu va, sėja pradėta. Šis iki gal panašu jau susėjus gilių nesugrybausiu. 3-4 cm, kokį 6 kartus matavau. Noragėlius leidžiam dirbimą, tiksliau sėjamosios. Iki 10 cm, 8-10 kažkas, nes man to smėlio judinti nereikia. Man tegul va, išmaišo biškį, pamaišo įterpę trąšas. Čia dabar, kai sustojau, tai jų prikrito. Bet vis tiek, čia nereikia nedaug. Viskas ok. Nu ir ką? Mes kai sėjam jau keli metai, tiksliau nuo tada, kai navigaciją įsigijom, pirmiausia, pasisėjom technologinės vėžes per visą lauką ir tada jau taip, kaip aš noriu, nu arba tas, kas sėja, tai Albertas dar kartais, ir važinėjam visą lauką, nesukdamas galvos, ar tu darai vėžes, ar tu nedarai, niekas nepasimeta, niekas nepabėga. Tai žodžiu, bent jau mūsų čia tokia technologija, nežinau, gal yra ir geresnių, čia su keliais, kai šnekės, oi, tai čia jau gali susiskaičiuoti, atsiskaičiuoti. Eik, koks dar skaičiuoti? Sėji, pasisėji tą, ką reikia ir taip, kaip reikia ir viskas. Tai ką, startui duodam, nežinau, ar čia gerai, bet jau už kelinti metai taip darau, nuo 50 iki 80 kg panašiai pagal dirvą sulfato. Sėjos norma kilogramais tai 107, labai tingėjau skaičiuoti, kiek čia tų milijonų tiksliai, bet turėjau likutį sėklos nuo pernai, tai pagal tuos pasilyginau, tinginys, ne? Tai kažkas apie 5,2–5,5 milijonų turėtų būti kažkas tokio. Nu ir ką, šiaip pavyzdžiom patinka šalta žemė, tik dabar atsimeniau, ką norėjau dar padaryti prie sėją, nepasimatavau dirvos temperatūros. Nu bet tai nieko, dar čia ir rytoj turėsiu ką veikti, nes jau yra 3:30, tai jau čia šiandien kosmoso labai nepasėsim, kokius, nežinau, 15 hektarų gal turėčiau dar įveikti, manau. Ir tiek, o šiaip tai iš tikrųjų dar gerai pasiteisinau, kas 2 kartus suvoluo dirvą. O čia pravažiuota su traktorium, sukausi, kol golulaukių pasikoregavau programas. Ta prasme, ir kai vaikštau, jokio dabar suminimo, jokio nieko. Tai žodžiu, kad ir užarta, bet viskas kieta, iš giliau išverčia, išjudina to drėgno smėliuko, kas irgi yra labai labai gerai. Nu ir ką, kaip ir sakiau su rapsais, pasėjam ir liko tik lengviausias darbas užaugint. Gerai, varom, pažiūrėsim, kaip dirba sėjimui. Šiaip tai aišku, čia jėrimą su jie sėt, ne tam jį skirta. Nu, bet čia neturėsi visiems atvejams sėjamųjų prisipirkęs ir taip toliau ir panašiai. Tai sėjam, kai sako, su tuo, ką turim. Nu va, pasigaunam vėžę ir jungiam ir važiuojam. Varom tolyn. O ką veikt, pavyzdžiui, va, kai sėji? Galiu, kai draugas Martynas aną dieną mačiau, istorijai buvo jo žmona įkėlus sėdi ir krapšto nosį. Tada kiek tu tuos nargalius pakrapštys? Nu, neįdomu. Ką nuveikti? Nes čia jaučiu miesčionių dažniausiai toks požiūris. Tai ką jūs ten sėdit visą dieną nieko neveikiat? Ne, nieko. Rimtai nieko. Sėdi, žiūri va per langą, kai vieversėlis, dairaisi, galvelę sukinėji. Ir tiek, o rimtai.
Tai būna iš tikrųjų, tai pavedimus pasidarai kokius, tai dar kažką, su draugais pasikalbi, pabendrauji. Aišku, vis tiek tai užsikemša kas nors, tai ką nors nulauži, tai užkiši, tai vėl pasidarai kažką tokių nesąmonių, tai lipi ir tvarkaisi, bet šiaip tai jo, dykas darbas, sėdi ir važinėji. Žodžiu, išvažiavau, sėdi, sakiau, ne brolis varo trešt, nefiga. O turi būti taip. Pala, va, drožiasi, parodyk kaip drožiasi, o. Ne, matyti, o čia tik tai tiek trūko tam, žinai, tam galui. Kas čia dar? Tai čia paskui žiemą kokį kitą įtaisybę. Ai, ne, tai ir padėties nematys čia nieko čia. Ne, tai čia reikia, tai tik mum sukimu. Jo, tai žodžiu, galutinai susidrožiai sriegis. Na čia būna, matyt, va, ant šitam gale, va. Suėjo veržliai ir viskas. Dar kai atbėriau, matyt, kažkiek ėjo. Tai sakė Bertas, draugas Linas prašė padėkoti per video už tą varikliuką. Nors jam nafik jis reikalingas, jis jį numetęs lentynui, jis barstyklės nenaudoja. Tai bandom sudėti, o mes dabar nedurniai, jau mes žinom. Prieš 3 dienas ardėm viską, ar 4, tai žinom, kaip viskas turi dėtis. Ne, o šiaip tai jau bandysim susitverti ir važiuoti, nes realiai ten tas sriegis čia pasirodo ne su vienu šnekėjau, yra, ką žinau, liga, ne liga, pavadinkim čia tų barstyklių, gal tų varikliukų. Nusidrožia ir viskas ir baigėsi. Tai žodžiu, tręšimai nevyksta pagal planą, nors dabar tai oriukas idealus, vėjukas aprimo, tai čia susitverti jau jam nedaug liko darbo, 20 minučių kokią. Tai tikiuosi kažkiek dar patreš. Vienam tai daugokai, blėt, išnukrivaliau. Nesikeikit, filmuoju. Biskį kramtykit, ką kalbat. Žodžiu, apardyta, ten greit prakešam, prajungiam ir viskas. Atvažiuoja graudų užpildymo priekaba. Esam kažkada seniai žiauriai pildę su tokia tiesiai į CL, kad dar kai nebeicuodom, o dabar jau irgi nebeicuojam ir pildom. Vo. Ir byra vežėlis. Aišku, čia jau kito idealaus valymo, tai kai kiaulė iki mėnulių. Bet, bus gerai. Kokia kultūra, toks ir valymas, ne? Ką pasėsi, to nepjausi. Nu va, tuo pačiu, kad grįžau namo sėlką užsipildyti, tai dar ir pilvą papildžiau. Greitas užkandis. Ir judam toliau. O, kaip gražiai traktierius stovi. Pirmas laukas pasėtas, o realiai tas pirmas laukas tai yra pusė viso planuoto avižų ploto. Lieka dabar, kiek čia tų laukų? 1, 2, 3, 4, 5. Mažiausias tai tas šūdlaukis, kur ariau. Kaip aš ten sakiau, trikampiu. Nors čia vienas kraštietis parašė, kad geriau skamba, kai ari į rondą. Nu tai va, ratu vadinasi. Tai va, tai važiuojam toliau per šūdlaukius savo. Tai taip jau supuolė, kad pavasariu jie ir liko tie maži gabaliukai, visi tie šūdlaukiai maži. Nu bet ką, dideli plotai paimti, dirba mažus. O šiaip tai iš giliau drėgmės išverčia labai neblogai. Net nustebino, iš tikrųjų atvirai pasakysiu. Viskas super, tik tai, kaip ir čia keli draugai komentavo, po mano arimo dalį tos velėnos, va, atverčia. Gal matysis kažkiek, va, palaukite, einu, kur iškiau lempos apšvieti. Nu va, yra tų va velėnų, va, vietom ištampyta, to raičino ir to pašiaušėlių. Nu, bet vis tiek, dabar mes vakar dar ir su agronome, va, su ta pačia Indrė, kai kalbėjom, nu, turėtų padėti tas arimas bent jau kuriam laikui, turėtų pamažinti visas tas bėdas. Tiksliau vieną bėdą. Per kvailą galvą pats susileidau tų žolių, nors kai Indrė sako, ne, tu čia per kvailą nei ką, nu gavosi kaip gavosi, ėjau iš pakraščių, atrodė iš pradžių, kad nedidelė bėda, nedidelė problema, bet su laiku pasidarė didelį. Tai va, žodžiu, gerai, nuspiriam velėną, ne? Žiūrėkite, kad spirsim velėną gražiai. O, ir nulėkį. Nuspyrėm velėną, sėdam atgal į klasiuką ir važiuojam toliau sėti. Atvažiavau iki lauko. Jis čia ryte brolužis pasėjo biškį be manęs. Aš važiavau pas dantukų fėją
šypseną tvarkyt, kad žiūrovams sekėjom gražiau atrodyti. Bet nesimato, ten gale krūminį tvarkį. Žodžiu, tai va. Sėjam avižas, tai kaip ir vakare va rodžiu. Vietom yra va, kur išverčia tos velėnos, jobanos. Nu, bet ką, nieko nepadarys. Šiandien įsidėjau ir dar termometrą nepamiršau. Jau nepamiršau šį kartą. Tai pažiūrim, kiek dirva yra, pavyzdžiui, va dabar paviršis čia. Kokius va 5 cemus. Įleidau. Negiliai ariam, 5 cemus. 12 ir krent. Nu, pažiūrėsim, tegul da Bertas grįžta kokį kartą. O. Parvažiuoja. Nu, kas su temperatūra? 5 cm laipsnį, sakau, 5 cm gilį, 10, kur čia važiuokit, 14. Nu, kur judinta įdomu žemė, kas skiriasi, nesiskiria. Nu, va tiek, kiek sėjam avižas, tokiu giliu. Pažiūrėsim. Parlekia klasiukas, orein. Tas pats 10 laipsnių, matau, termometras nesikeičia niekas. O, kaip gražiai eina. Čia sakau, tuos nagus leidžiam simboliškai, tik tai daug nereikia nieko. Ir tai pieska, nėra čia ką daryti kitaip. Vse. Tuoj mainysimės, varau aš sėt, jisai važiuoja vauluot. Reikia pabaigti darbus. Rytoj rodo lietaus. Tikėkimės, to lietaus bus, nes čia nuo pavasario gavę milimetrą turbūt kokį. Tai va, tai, ne, dar suka ratą, taip jam patiko, nu tai tegul suka. Tai va, tai tikėkimės rytoj, pirmas bus padoresnis lietus, tai bus super variantas ir tom trašom, kurios jau išbertos biškį įsiterpt gilyn ir šitom avižom pasėtom. Nors jau ir taip įsivaizduoju, turėtų patikti kitą savaitę, oras rodo vėsią savaitę su šalnom. Avižom iki pilnos laimės jau čia trūktų tik tai sniego. Šiaip esu sėjęs per sniegą avižas, dar ne su šita technologija, ne su striptilu, tais laikais dar kaip frezą turėjau. Tai besėjant gal 2 ar 3 kartus prisnigę buvo, pasėjom dar kartą užsnigo, bet jau taip stipriau, kad laikėsi kokias 3-4 dienas. Tai rekordas buvo nuo pasėjimo, iki kol pasimatė pirmi daigai viršui, 5 savaitės. Jau tėvas net vienu metu sakė, tu važiuok į laukus, žiūrėt, kas ten darosi, gal supuvo tie grūdai ar kažkas tokio. Bet ne, kiek atsimenu, tada atsikapstai viskas, po apačia tas avižos grūdas išsprogęs, daigelį mažą išleidęs ir viskas, ta prasme, nu ką. Ir tūno savo laukia šiltesnių dienų. Bet po to, sakau, praėjo 5 savaitės, pysti į viršų ir buvo liuks. Žodžiu, gerai, judam darbuotis. Viskas, avižėlės, tai yra avižos, pakavotos, pasėta viskas, kokie 22,5 hektaro gavosi. Važiuojam namo, nukabinsim sėlką po stogu, paliksim dar kokiai savaitėj tikrai, nes žirniam dar neruošti laukai. O, ką radau. Akmuo, palaukit, kamera pabėgų. Akmuo. Numetam akmenuką. Metam į čia, va. Jau Bertui nereikėsim. O šiaip nu bus matyt, kas čia iš to arimo gavosi. Gaidys jaučiu gavosi. Atvertė nemažai va tų velėnų sėjamoji, nes ne tam skirta. Ne jarimą sėt, ne į dirvą neruoštą, jinai tiesiai.
Žodžiu, šiaip tikiuosi, kad bus geriau. Tų eraičinų ir pašiaušėlių židinių nebent pavieniai bus, o ne kad buvo, kai čia pieva. Ir sėkmės man. Varom kažkokių kitokių darbų ieškoti. Baigėsi šiandien šiek tiek anksčiau darbai. Reikia atsipūst. Paklausykit. Muzika visi mane. Beje, čia žinokit, mano ir mano žmonos darytas alus, naminis. Pirmą kartą savo alų bandžiau prieš kokius gal 6 metus daryti. 5, 6, gal daugiau, net 7. Po to atsitiko gyvenimas, kol stačiausi namą. Nebuvo laiko kada. Ir per pastarąjį gimtadienį, per paskutinį gimtadienį savo, gavau svajonę seną. Alaus puodą. Alaus virimo puodą. Būdavo vis pažiūriu internete, brangu, gaila. Nu tai šeimyną sumetė, vieni kiti čia dalį pinigų, dar pats dasidėjau, nusipirkau alaus puodą. Ir dabar va, galiu merkti ūsus į alų savo. Blemba, nu gaila, nei kvapo, nei skonio neina perduoti. Žodžiu, o kadangi šiandien darbymetis, dabar darbymetis, normaliai su puodu užsiimt laiko nėra. Kada virt, nes ten kokių, taip 2,5-3 valandų reikia, nes aš dar čia toks profesionalas, kad greičiau padaryčiau. Tai esu atradęs tokį, kai būna maistas pusfabrikačiai, tai yra alaus toks ruošinys greitas. Alaus bomžpakis, va, pasiūlė idėją, kaip pavadinta. Bet rimtai geras pavadinimas. Alaus bomžpakis. Realiai, ko tau reikia? Kibiro su vožtuvu, per kurį visas rūgimo procesas vyktų. Aišku, pačio va kibiro. Nusipirk bomžpakį ruošinį, va, superinis daiktas. Rekomenduoju. Gaila dar nėra su motofermerio kodų nuolaidos toje parduotuvėje, iš kurios perku, bet reikės pašnekėti, gal padarys. Kilogramų gliukozės reikia. Čia bėtam rinkiny yra viskas. Salyklas, mėlės, apyniai, viskas, ko reikia. Dabar verda čia ant viryklės puodas vandens. Užverdam 3 litrus karšto vandens padarom. Pilam į kibiriuką, įsitripinam salyklą. Išmaišom viską, įdedam kilogramą gliukozės, to cukraus. Pripilam šalto vandens, tiek kiek reikia, iki 24 litrų. Ir viskas, pilam gėles. Tai taip, kad pažiūrėkit, kaip dabar darau alų. Patiks ir jeigu patiks, patys darykit. Pilam vandenuką. Čia vienas iš Andriuko receptų, ne? Pilam vandenį. Oi, karštas. Neapsitaškom, hebra. Nes yra pavojinga. O, kaip čia garuoja. Aš tikiuosi, mano kibiras neįsilydys. Dabar tai pilam salyklą. Kvepia. O, dievai. Tas kvapas. O. Pilti maišom. Tirpsta, matau, superinis variantas. Viskas tirpsta. Ištirpinsim salyklą, tada dėsim gliukozę. Čia šiaip pusvalandukas kažkur darbo su tuo alum. Pirmą kartą čia būdu, kai gaminomės prieš kalėdas, ne, Popule. Tai skaitėm ir angliškas, ir lietuviškas instrukcijas, ir ten kaitinom ir vėsinom. Čia dabar easy peasy lemon squeezy. Taip, bomžpakis visada pasidaro greit. Ir jis, kas svarbiausia, skanu. Mūsų vaikam tai būna šventė, kai leidžiam bomžpakį valgyti. Pas jis irgi tai yra. Jeigu būna pasakom, vaikai galėsit bomžpakį valgyti, tai būna vyvau. Čia šventė. Aišku, turbūt pasakysit nuodijam vaikus, ne? Čia net ir oras nuodija. Parodyk, kas čia per smala viduje darosi, tu žiūrėk. Nebuiza, va, palenk kamerą. Ne šitai, paspausk. O, va, matai. Aš čia įsikirsiu, tu tuo ratuku biškį, žinai, pasuk žeminėje. Va. Buiza veršia.
buiza. Taip, biškį reikia išspausti, pasidarysiu. Kur pasidėti neturiu. Atsargiai, operatorė, pipip. Viskas, išspaudžiam paskutinius lašus salyklų. Bet jau skanumas, aš pagal kvapą dabar jaučiu, kad čia bus super. Oi, naminis aliumbas. Čia, aišku, planavome šitą alų Velykom išsivirti. Bet čia buvo ir reikalų neplanuotų visokių, nesigavo, neišėjo. Tai jau visas, realiai galvoju, nuo praeitų metų alaus nevirė. Gruodžio mėnesį. Ai, ne, sausio pabaigoje virė esą. Žodžiu. Be žmonos pagalbos. Dirbt, vargt reik. Tokia tu grinai vergiai, Zaura, už alų dirbi. Marisol, Marimar. Marimar. Gerai, kad tavo gaunu, tai nebėra. Pirmą kartą šiaip kai virėm, tai galvu, kokią mes čia nesąmonę darom. Bet kai paragavom, super buvo. Gliukozė. Vien cukrus. Čia apskritai pagalvojus, tai alus turbūt sveikiausias gėrimas. Tai čia per miltukai. Miltukai. Jau kaip patyrę, tai perkam kilogramais, ne kiek ten, ne po 2 gramus. Pilam, gliukozę atripinam, pasidarys iš visų košiai nuo cukraus kiekio. Svarbu tą cholesterolį palaikyti reikia. Taip, cholesterolis must palaikyti reikia būtinai. Be cholesterolio negyvenimas. Visi čia turim tų nuodėmių, bet... Nors alus kokie čia nuodėmiai. Pats pasigamini, pats pasidarai, ne? Sveikas produktas. Vanduo, miežių sultys. Miežių visas, ne kad sultys, miežių surinkta. Tai, kas iš jų yra geriausia. Oi, miltukų traukiau, geri. O, miltukai veikia. Lomkės cukraus. Taip, čia išmaišyta. Patikrinam, ant dugno nieko nėra. Viskas gerai. Taip, liko pripilt vandens, va iki čia. Iki čia, va. Dabar yra čia, o reikia iki čia. Pripilt vandenuko, užpilt mieles ir palikt keliom dienom. Viskas. Kiek reikia vandenuko pripilta, viso kiekis 24 litrai. Tik 24 litrai. Ir dabar laikas dėti mieles. Šitas darbas, žinokit, labai atsakingas. Geriausia šitą darbą tai daryti po gero savaitgalio, kai rankos dreba. Lengviausia, tada mielės jas veikia va taip, pačiai. Ant viso viršaus paėmė, va, paskleidė, va, visur to lygiai. Užbarstai. Užbarstom, va, to lygiai gražiai, kad visi kampukai gautų, visi kraštukai. Čia dabar svajoju, kaip ūsus merksiu į tą putą. Vajat. Ir viskas. Einam, uždedam dangtį ir paliekam. Turbūt 5-6 dienom. Lauksim, kada pradės burbuliuoti. Tai kągi. Alus išvirtas. Avižos pasėtos. To prūgava. Ir Bertui ačiū, kad pagelbėjo pasėti ir sėjau, ir volavo. Žodžiu, dirbom visi. Jėga apsipylė ant maikės. Gerai, dabar žemai nefilmuosiu, tik veidą. Tai va, iki savaitės vidurio darbų padaryta irgi nemažai. Avižos pasėtos net 2 dienom anksčiau negu pernai. O pernai sėjau tiesiai nuo tilų, tai kai tinginys. Čia šiemet tai ir ariau, ir lyginau, ir tai panaip, o dievai. Tai va, einam montuot ir susitiksim greitai.